Nu ką, sveiki gyvi, dažytojai, ruošėjai ir kito plauko nusikaltėliai. Šiandien tokį video, tas sako, subscriberio klausimas. Šiaip tai stengiuosi visada atsakyti į komentarus, bet pastebėjau augant subscriberių skaičiui, nors ir povaliai, bet užtikrintai. Toks pastebėjimas, kad ne visada spėju, kartais pražiūrau, kartais pamatau, pamirštu atsakyti, paskui vos ne po mėnesio atsakau, kartais net pasižymiu ant kokio lapuko ir kartais pasižymiu kelis klausimus, o pamirštu parašyti tiem žmonėm, kurie į PM parašo, dažniausiai 90% atrašau. Tai va, esminis klausimas būtų, ar domintų žmonės tiesioginio formato video, tai vadinami live transliacijos. Per mėnesį 2 sykius ar sykį, aišku, konkrečiai datos negaliu pasiskirti, man vis tiek svarbiau yra mano darbai, tai kada tik tai galėčiau, tada daryčiau, kada live formatu, aišku, dieną prieš paskelbčiau tą vadinamą YouTube feedą informaciją, kad kažką planuoju daryti, kokią dieną prieš ir atsakinėčiau klausimus, ten iki kokio pusvalandžio video, ką darau, tai nežinau, ar ten dirbu, ką tu ten per pusvalandį laiko parodysi, nebent ten kažką labai greitai permest akį, bet ar domintų tokio formato video, jei domintų, tai dar pats nesu 100% ar aš jo noriu, bet tokiu pagalvočiau rimčiau apie tą, sakykime, tokio tipo video. Tai va, grįžtant, kas liečia prie subscriberio klausimų, tai pagal temos pavadinimą, ar man apsimokėjo jo kamerą pasistatyti. Tai, pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kuriem tartum turiu duoti aš pagrindą atsakyti jų gyvenimo susiklosčiusiai padėčiai. Tai kas tinka man ir tiko man, nereiškia, kad tiks jum. Turite apie tai iš karto pamastyti, nes yra daug, kaip tas sako, klaustukų, kabliukų, kas man gali palengvinti situaciją, o jum gali pasunkinti. Ir mes kiekvienas esam kitokioje situacijoje. Tai, sakykime, mano atžvilgiu, sakykime, aš visada stengiuosi labai išsiplanuoti darbus, kad darbas darbą keistų, į plyšius kažkokius minimalius turėčiau, dalių padažymus, taip yra efektyviausiai uždirbami pinigai. Bet įsirengęs kamerą ir vis tiek tome laikotarpyje vis tiek papuola, kad ir kaip gerai beplanuosi, vadinami tokie trumpesnių prastovų ar kažkokį laikotarpį, kur tai klientas negali varyti, tai tai kažkas pasidarė kažkur ir kažkas tokia visgi dienos dviejų gal stagnacija. Tai, sakykime, nepaisant to, jeigu, sakykime, ir planuojasi blogai, kameros dėka efektyvumas apytiksliai darbuose pakilo 30%. Ir čia nereikia mąstyti, kad kamera turi atsipirkti per metus laikų. Mano skaičiavimais, man kamera turėtų atsipirkti blogiausių variantų per 5 metus. Bet pagal kas dabar vyksta, aš manau, kad jinai man atsipirks per 3 metus laiko. Tai, sakykime, blogiausių planavimų matau 30%, sakykime, pagreitėjimą. Nes vien tik tai dėl to, kad yra atskira patalpa. Nereikia man papildomai ruošti, daryti šitos patalpos dažymui, kai tas sako, tiksliau, tą pačią, kur ruošiu patalpą, reikėdavo įsiplauti, įsipūsti, papildomos operacijos. Čia paruošė ant pusės metų sykį 2 kamerą, taip nuo širdies kapitalinį padarei, ten kisėliai kas, ir tu dirbi. Ir principė, tu nudažiai mašiną, palikai, likusią dienos dalį tu gali kažką kitą veikti. Seniau aš visada stengdavausi taip planuotis, kad savo darbus galėčiau įkėlinėti, ta prasme, ką bedarau, kad dažymą atlikčiau vakariniai dienos daly ir tas dalykas paskui jau kitą dieną reiškėsi, tu ateini, gali mašiną išvaryti. Bet vis tiek, kaip taisyklė, iškrisdavau dienų, kad tu kaip besiplanuosi, dažymas vis tiek įkrenta į pirmą dienos pusę. Nudažai, iki pietų, nudažiai po pietų tu nieko negali veikti.
kažką turi kito planuotis, bet ta patalpa, kurioje tu dirbi, užimta nudažytų automobilių. Vien tik tai muša per produktyvumą. Gerų planavimuose atveju paskaičiavau, kad produktyvumas apytiksliai pakyla net iki kokio 50%. Ir net dažų maišikliais pasistatymas mano produktyvumą dar kokių 10-15% padidino, nes pirmas dalykas, tu nešvaistai laiko važinėdamas spalvą, neduok dievė reikia koreguoti, vėl turi važiuoti, kad tu randi kažkokį netitikimą ar kažką, pritrukai 50 gramų, šitą tu gali bet kada dasimaišyti. Supjoviai kažkur, nes man papuolė net viena situacija, kai nepastebėjau ruoždamas, kad vienur broką palikau, šitą uždažiau, dirst brokas. Aha, reikės pasitaisyti, o jau dažų išnaudota kažkiek. Ir tas dalykas, jau tu grosi ant ribos, aišku, užteko, bet įsivaizduojam, kad neužtektų, aš turėčiau varyti vėl į miestą, užmaišyti, koloristas mažum tą dieną dirba trumpiau, nes jis kažkodėl negalės, jis pasims, bet jis pasakys atvažiuok ryt. Tai visi tie dalykai čia priklauso nuo jūsų planavimo ir sugebėjimo įsisprausti į laiką. Jeigu jūs esamose, sakykime, situacijoje ir aplinkybėje, pavadikim taip, jūs laiką labiau deginat negu protingai išnaudojat, tai didelį tikimybė, kad jums kamera gali tapti ir kaip našta, nes jūs paprasčiausiai kameros dėka, pavadikim, jūs dar lėčiau dirbsit. Labai maža tikimybė, bet taip gali atsitikti. Tai mano tokį, kas liečia kamerą, pastebėjimai. Tai dar įdomu, sakau, ar domintų live formato video ir kas dar dėl produktyvumo, sakykim, ko galvoju dar nepaminėjau. Tas, sakykim, kameros atsipirkimas. Aš kamerą, kai stačiausi, aš praktiškai išleidau, kiek Lietuvoje yra nauja pigi, to žinomo, čia žinomos firmos, kur daug kur reklamuoja, atitiktų daugmaž tokią kainą, minimaliausią. Bet tas skirtumas yra tas, kad aš už tą minimaliausią kainą, aš principą pasidariau kamerą tokią, kas yra jų brangiausioje komplektacijoje, nes to minimaliausioje komplektacijoje ten daug ko nėra. Aš pats skambinausi su ta firma ir ten aš, kai pradėjau sakyti, kad man to reiktų, ta kaina, patikėkit, pasidarė ne ta minimaliausia, nes to minimaliausioje, tai ten yra, kaip tu sako, minimaliausia komplektacija. Tai aš daugmaž tiek išleidau, tai kitus sako, o čia galėjai pasistatyti, taip galėjau pasistatyti, vienintelis pliusas būčiau gavęs nenušniurkštas, tiesės lygės miltų dažytas sienas, ką savo kameroje turėjau perdažyti. Tai dažai man ten kiek išėjau, neatsimenu, gal 300 kokį eurų poliuretanas, tiksliai neatsimenu. Ir darbas, laikas. Tai sakykim, čia jau tik vienintelis tas pliusas, bet kai pasidarai viskas, ten praktiškai nėra skirtumų. Tai jūsų situacijoje turite vertinti tokį dalyką. Mažum jum tai nei 16, nei mano variantas netiks, nes, sakykime, žinių trūkumas ar kažkas neleis pasidaryti tos kameros. Tai, sakykime, jūs vis tiek reiškia einat į jau paruoštą variantą. Bet jeigu jūs laikas nespaudžia, visada galite medžioti, laiks nuo laiko atsiranda dėvėtų kamerų variantai, kai tiesiog parašyta tokią kainą, išsiardot, išsivežat. Jeigu tokią išardom, atvežam. Ten buvo ten tokių variantų, tekia užmatyti, kaip pačius ruošimo, oro ruošimo mazgus parduoda. Kiti turi, pavyzdžiui, keturvietį garažą, tai ir jeigu turi kur šalia garažo pasistato, pasirengia, kiti modifikuoja garažus ir kuo puikiausiai pasidaro kamerą, net nereikia patalpų vidų. Apsiuva tuo pačiu gipsu, išdažo poliuretanu ir principe gaunasi kaip tokio pačio tipo šitą sienos lygio, švelnios, gali vėl naudoti ant tas medžiagas ir kiekviena situacija, reiškia, reikalauja skirtingų sprendimų. Tai aš tikrai negaliu pasakyti, kas jums apsimoka ir tikriausiai jūs negalit man pasakyti, kas man apsimoka, nes kaip taisyklė buvo
irgi, kai aš pradėjau statytis žmonių, nu, dirbančių irgi tame dažyme ir panašiai, būdavau pas koloristą važiuoji, tai tu susitinki, kad pasakau, ranką paspaudi, pasakau, ką veikia, nu, tai tie, va, dažau kameras statais, ar tau apsimokės. Ten tep ir tep. Tai dabar, va, sakykim, kaip ir žiemą, nes tas dalykams, sakykim, dabar, va, šalė biski, tai jeigu aš po vieną detalę dažysiu, tai man neapsimokės, nu, arba turėsiu ten overcharged klientą. Jeigu klientui tinka, aš įspėju. Tie, kurie nori ekstra ir ką pasakau, jeigu susimoka už salerką, tai man tinka. O jei ne, tai, va, sakykime, aš stengiuosi kamerą užkrauti. Va, dabar turėjau porą nesklandumų su patrauktais gruntu transportiniu ant šito plastiko ir gavusi kelios dalys nusidažė. Ta grįžta atgal į ruošimą, tai dabar jeigu aš ją nešiu atgal dažyti vieną, tai gausis brangu. Ačiū Dievui, kad tas sutraukė ankstyvoje stadijoje ir negalutiniam rezultate, arba dar blogiau nepradėjau klientui po metų luptis. Tai tartum lyg situacija nelabai gera, bet geriausiai išsirutuliojus, kaip tas sako, ne man naudingų kelių, bet vis tiek visumoje gausis naudingas kelias. Tai vėl, vat, tą dalį viskį padėjau šauna, kada nedega, užkrausiu pilną kamerą ir taip taupysim. Tai viskas yra nuo savo planavimus. Tai va, šiandien video tiek, dėkui, peace out.